rytas. Šiandien man nusimato labai įdomi diena, nes šiandien išskrendu vienai nakčiai į Rygą. Tai L'Orealis organizavo labai gražų renginį influenceriams iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos ir Latvijos. Tarp pakviestų Lietuvos influencerių būsiu aš ir dar, man atrodo, 8-9 merginos. Mums yra užbukintas ir viešbutis, ir vakarienė restorane, tai turėtų būti labai smagu. Tai ką, likiu ruoštis, nes kaip visada vėluosi. Gerai, aš kaip visada vėluoju, bet čia yra mano outfitas į oro uostą. Viskas, ate. Drošības kārtē atrodas sēdekļa kabatā jūsu priekšā. Thank you. Yes, you're welcome. Wow. Čia yra geriausias pasitikimas viešbutė. Wow. Wow. Žiūrėkite, Wow. Labai geras komentaras. viena ir tau viena. Dolce far niente, dolce far niente. Wow. So much. Yep. Skanu?
Wow. Nu viskas, viso gero. Na ką, tai mes spėjome sugrįžti namo, susitvarkyti, išsiprausti, pamiegoti ir dar buvau nuvažiavusi pasiimti vienos siuntos ir galvoju tuo pačiu tiesiog pasidaryti tokį nedidelį haulą ir parodyti jums, kągi aš pastarosiomis dienomis savo įsigijau. Gerai, tai pradėsime nuo mano siuntinio iš Mango. Čia yra dalykas, kurio aš taip ilgai ieškojau ir laukiau. Tadam! Kaubojaus batai. Tai iš tiesų man jau nuo jų seniai seilė varvėjo, tiesiog jie buvo gan brangus, jie kainavo 100 eurų. Ir dabar su nuolaida, man regis, pirkau 60. Toliau spėjau šiek tiek apsipirkti H&M. Čia buvo ir nuolaidos, ir nenuolaidos. Žodžiu, labai daug visko prisipirkau. Dar sunkiau negu su batais man būna su šortais. Man tikrai yra sunku surasti šortus, kurie ant manęs labai gerai gulėtų. Bet aš atradau H&M tokius nerealius šortus, kurie taip gerai ant manęs atrodo. Ir nusprendžiau įsigyti 2 spalvų, tai pasiėmiau štai tokius tamsesnius ir štai tokius šviesesnius. Ir man patinka, kad šitie šortai nėra su aukštu liemeniu, jie yra su vidutiniu liemeniu, kas būtent tinka idealiai mano figūrai. Tai šitie šortukai kainavo 25 eurai. Toliau man labai nebūdingas daiktas, tai nusipirkau suknelę. Suknelės aš nešioju labai retai, jos ant manęs tiesiog atrodo kvailai, nežinau kaip kitaip paaiškinti. Bet atradau suknelę, kuri taip gerai gulėjo ant manęs, kad negalėjau atsispirti. Man patinka šitas pieniškas atspalvis, labai cute. Šita suknelė kainavo 40 eurų. Toliau radau nerealiai gražius marškinius. Jūs tik pasižiūrėkit į šitą medžiagą. Tokia pieniška, tokia lengva, tokia vasariška. Čia yra pailgintos ir plačios rankovės. Žodžiu, labai gražus marškiniai. Tai šitie marškiniai kainavo 25 eurus. Ir taip pat nusipirkau paprastą aptemptą palaidinę, irgi pieniškos spalvos, bet kas man joje patiko, tai visų pirma yra labai maloni medžiaga, o visų antra, čia yra labai gražios pailgintos rankovės. Ir kiek šita palaidinė kainavo, aš nežinau, nes etiketės jau kažkodėl nebėra. Gal ir nebuvo. Sekantis mano visiškai netikėtas, visiškai neplanuotas pirkinukas, tai buvo skrybėlė. Tie, kas mane sekate Instagram'e, tikriausiai žinote, kad turėjau tokią baltą skrybėlę, su kuria buvau sukūrus labai daug įvairiausių derinukų, šiaip labai dažnai ją nešioju, buvau labai prie jos prisirišusi. Bet dėja vieną dieną tiesiog papūtė stiprus vėjas, nupūtė man skrybėlę nuo galvos, jinai nukrito, trynėsi per asfaltą, per smėlį, per purvą ir žiauriai išsipurvino. Aš bandžiau nunešti ją į cheminį valymą, bet tenais jos nepriėmė, sakė bandykit patys, nes tokios mes neišvalysim ar nežinau sugadinsim, žodžiu nepavyko jiems. Tai tiesiog įmečiau skalbenkę ir viso gero. Ir man be šitos skrybėlės buvo tikrai sunku, nes man realiai jos trūko tikrai, kad užbaigti mano drabužių derinius, aš labai buvau prie jos prisirišusi. Ir prieš kelias dienas visai netikėtai mes su Artūru važiavome per miestą, sustojame prie šviesoforo ir aš pastebėjau tokį mažą butikėlį, už kurio lango buvo balta skrybėlė. Ir aš paprašiau Artūro greit užsukti, aš įbėgau į šitą parduotuvę ir iš karto nusipirkau savo štai tokią baltą skrybėlę. Iš tikrųjų, baltos skrybėlės ieškojau labai ilgai, jokiose parduotuvėse negalėjau rasti, tik tai butikose, kur buvo virš 100 eurų. Nu, už skrybėlę aš nemokėčiau tiek tikrai. O štai šitą įsigijau už 40 eurų. Man atrodo, šita skrybėlė netgi dar geresnė už praeitą, bent jau kokybė tai tikrai yra geresnė. Ir man atrodo, man labai tinka. Ir paskutinis mano šios savaitės pirkinukas buvo basutės iš Stradivariaus. Štai tokias. Jūs neįsivaizduojat, kiek netgi ne mėnesių, o kiek metų aš ieškojau savo tobulų vasariškų basučių ant kulno, kad kulnas būtų ne per aukštas, ne per žemas, kad būtų graži kvadratinė priekio forma, kad būtų patogios ir aš jas pagaliau atradau visiškai netikėtai ir jos kainavo tik 23 eurus. Nusprendžiau, kad reikia pasinaudoti būtinai progą ir pasiėmiau tokias pačias tik juodos spalvos, nes daugiau tokių tikrai vėl nerasiu, man atrodo, kelis metus. Tai nusprendžiau all in. Apskritai džiaugiuosi visais savo šios savaitės pirkiniais, kadangi čia yra tokie daiktai, kuriuo aš ieškojau labai ilgai ir pagaliau atradau. Tai esu žiauriai excited ir laukiu nesulaukiu pradėti nešioti ir pradėti kurti derinukus su jais. Labas. Sophie.
tokia gražuolė. Maja gražuolė. Maja, tu gražuolė.